Nauja kelionė. Planuojam iš Akmenės su motociklais važiuoti iki Kolkos rago. Aišku, vienai dienai, tai žiūrėsim kaip seksis. 8 valandos ryto, visur rūkas, matysim kaip čia mums seksis. Išvarom. Viskas šlapia, lietaus nėra, bet va, kaip nuo rūko viskas rasoj, šakės, viskas drėgna, neįmanoma. O jums sekas? Sandros tai sausas šalums, visai žiūriu. Aš esu išsipūtęs su spec priemonė. Tu matai, labai gudrus. Turime 13 laipsnių šilumos. Pats. Išvažiavom buvo 12, jau biški pakilo. Viskas aprasoja, drėgna, žodžiu, įdomi čia bus. Naujoji Akmenė. Pirmas sustojimas toks labai trumpas. Čia esam dabar ant Latvijos sienos. Nu tai reikia eiti prie ženklo įsiamžinti. Žiauriai rasoj viskas. Va, šlapia, gali piešti ant skidelę. Reiškia, kai važiuoji per rūką, keliai kokie. Viskas šlapia. Ai, atkantys, tuoj. Va, Latvija. Gerai, judam. Dar tik Latvijos pasienis. Štai mes ir Aucėje. Tai va, atvykome į Aucės pilį. Aišku, ta pilis uždaryta, nes dar labai anksti. Dabar tik tais apie 9 valandas turim. Va, Latvijos vėliava plevėsuoja. Gražu. Tas rūks tai duoda tokią paslaptingumą. Vau. Radom dvarininką. Labas. Ponulį. Ponulį, katinulį. Kaip tave latviškai kviesti? Kas. Koks tu gražas. Tu blusų turi. Tai va, graži ta pilis. Aišku, nedirba, uždaryta, savaitgaliais nedirba, ten latviškai prirašyta. Bet mums užtenka ir iš išorės apsižiūrėti. Tai va, dar visą pilaitę nuo tolo. Ir viskas, važiuojam toliau. Kelias tolimas, laikas bėga, rūkas po truputėlį skirstasi. Šilumos irgi jau daugiau apie 14, tai va, turėtų visai graži diena būti. Judam! Gražus kelias. Aha, labai gražus čia. Tokia alėja. Ir ežeriukas iš abiejų pusių. Dabar judam kažkur link Tukumo. Į tą pusę. Ten. Oi. Mėgstamiausias kelias. Ja, kaip aš mėgstu tokį kelią, tai kad bent jau gražu. Čia Tukume esam, įvažiavom. Man atrodo, nuo garės visos pas matyti.
Esam Tukume. Eisim truputėlį prasivaikščioti. Kas fainiausia, išvažiavus iš Aucės, rūkas dingo, atrodo, tai va, spraktelė kažkas pirštais ir saulė atsirado. Aidai, Tukumas, ar Tukums, ar Tukumsas? Tukumsas, nes Latvijai rašo Tukums, pagal lietuvius Tukumsas. Nu. O, gražu, gėlytės žydai. Kurią pusę traukiam? Tiesiai. Nu. Ženkliukai tie geri, ne? Mažiukai. Nu, ekonomi. Anas va. Sustodis draudžiam. Nu, ką žinau. Įdomu, šitas galioja ar ne? Tai žiūrėkit, dabar tie, kurie nutrūkė, yra nuo Tukumo. Nu. Ką šitas ženklas reiškia? Kažkoks pertrūkęs kelias? Koks fainas. Na, pavaizduok kaip nors kitai. Rytinis prausimas. Nubėk pažiūrėti. Gražu, ne? Pažiūrėti, ar bažnyčia kitą rytą. Pasimelsti varys, nes sekmadienisgi šiandien šeštadienį. Katinukai, čia turbūt gal miesto simbolis. Nu, greitis 5. Kaip atrodo su transporto priemonė važiuojant, tai įdomu. Nes mes jau turbūt eidami viršijam tą greitį. Čia katinuką radom ant stogo. Susiradom lavazos aparačiuką. Sakom, Latvijai gal neveiks, bet veikia. Biški brangiau negu pas mum. Ne, gali būt brangiau, nes pas man papildymai, pas mangi padėliai. Euras 50 čia parašyta. Nežinau, bet gamina. Gerai, gersim rytinės kavytės, skanios. Va, veikia kavos aparatus ir Latvijai. Nu va, pasivaikščiojom po Tukumą šiek tiek. Tai dabar bandysim važiuoti iki Sinevilos. Esam kažkada buvę, bet visai įdomu dar kartą ten apsilankyti. Dabar aiškinamės, kaip važiuoti. Iš viso apie 16 kilometrų. Labai čia netoli viskas. Na, gerai, vairuotojai. Vien duobės. Užsidarė šlagbaumas. Tuoj traukinuks pravažiuos. Bet mūsų pagrindinis? Jo. Nėra baka. Ir štai mes Sineviloj eisim į kasą, nusipirksim bilietuką ir tikėkimės, kad leis šiek tiek pasivaikščioti po tą miestelį. Tai va, Sinevila, kas nežino, tai čia yra miestelis, kuriame filmuojami filmai. Tik tais aš dabar galvoju, ir čia vienintelis gal Baltijos šalyse, nes Europai tai tikrai dar esu mačius Ispanijoje kažkas panašaus yra. 7 eurai žmogui ir einam pasivaikščioti po Sinevilos miestelį. Nu. Čia vikingai. Latviai gal. Žemgaliai. Nu, tokie. Nu čia prie vikingų irgi. Žiūrėkit laivelis, čia gal ir vikingų.
pasineriam į filmų kūrimo pasaulį. Žiūrėk, kad net jau tu kokie vokiečiai. Čia visgi Vokietija. Jute. Kavinė? Einam senovišką kavinukę. Bet tai ne, čia ne senovė, prie ko čia barbės. Vau, čia va. Tokie kambariukai. Viršui kažkoks vamzdis. O, jau gali pavaidinti. Žekėlis irgi. Netikras? Šalmą užsidėk, bratka. Būk vokietis. Gaisrininkas tu. Na. Pamatė, kad jie čia su šalmais fotkinasi, tai davė dar aprangas apsirengti. Imk šalmą, Vaidai. Va, tavo šalmas. Vokiškas. Jum tinka? Oho. Tokie rimti. Ai, čia. Žiūrėk, kažkur veda mum. Ai, geras, eikit atsisėsti. O, į kabinetą savo. Brat, kai šalms per didelį. Ai, nega. Kažką dar duoda. Šautų. Tik nenusišau. Atiduok pagarbą. Negaliu, kuris esu. Vaikštom toliau. Čia va drabužiai sudžiaustyti. Čia dar viena patalpa. Oho. O, čia jau kažkokia stotis, ko gero. Paminklai, kur reikia kapinti. Ne. Turim kavinukę. Tik čia labai tamsu. O. Vaiduokliai. Nebijai, kad užpuls kas, na, vokiečiai kokie. Jau prapuolė. Nu, einam ieškoti. Nu, einam čia. Eik, jums, aš bijau čia eiti. O, geras, mano lova. Mano lova. Eik tu savo. Tikiuosi negazdint. Čia atgal. Nu, yra čia ką pamatyti. Va, bažnytėlė. Tam didesnė buvo. Didesnė, jo. Rimtai netikra bažnyčia, nu, atrodo. O, geras. Einam toliau, čia dar visas miestas didžiulis. Nu, super, čia tas miestelis. Įdomu labai. Bet tai kokie apgavikai. Atrodo, jau galėsi įeiti. Bet čia siena. Nėra durų. Sukčiai. Jo. Kur važiuoja? Karą varom. Oi, šauda cilindrą vieną. Gal virsi vyrą. O, reikia
Čia motoras yra, nes. Nu taip. Prasuk. Spausti gasą. Nu, duok. Dabar išlipti. Mažvaikiai. Братка, я мам билет с Берлина. O, Šaunam. Ryga Maskva. Normaliai varom. Nu. Davai, po kiek bilietėliai? Aš tai jau važiuoju. Oliama. Ant šiaudų. Čia nebent į Sibirą stokį. Mes net tokio neturim Lietuvoje. Va, depo nuo ko prasidėjo. Nuo kokio slušnos. Dabar kaip. Jo, pažiūrėjau. Nu. Aktoriai, aktoriai. Išeinam, atsiprašau, išeisim. Dabar koja perkė. Dabar varom link Engurės, link Baltijos jūros. Žodžiu, Sinevila visiems labai patiko, labai fainiai čia viskas. Važiuokit, pamatykit, pasifilmuoti galima, įsijausti. Nu, žodžiu, super. Nu, pasiruošę, varom į Engurę. Kiek iki Engurės? Apie 30 kilometrų. Varom! Paliekam Sinevila. Faina ta miestelė netikra. Na, dar laivas pasirodo buvo. Nu, tai mes čia viską nespėjom apeiti. Čia labai daug laiko, mažai. Tai va, dabar pamatom. Kas čia vyksta? Kavinė. Šventė. Sustojom Enguriai. Laukiam vyro. O vyrai išėję šortų ieškoti, nes sugalvoja, kad išsimaudyti tai norėtų jūrai. Jūra va čia va, ten visai čia pat. O šortų nė viens neįsidėję. Tai va, išėję apsiprekinti. O ką vyrai? Ką aš... Aš plavkės pasiėmiau. Aš plavkį nenorėjau, tai gavau tik Kokius tu čia ryškius šortus? Nu, galėsiu dabar ryškus maudytis, nuo tolo šviesi. Parduotuvė, kur buvo būtent pardavinėje, žiūrėjom plavkės, sakom, ai šort, yra. Bratka, pažiūrėk, čia buvo. O tu ten dar stalčiuką turi, pasirodo? Prieki kažkokią eiseną. Tai dabar viskas, eismas stoja. Už mūsų irgi eilę belę kokią. Tai įdomu, kiek mes čia pastriksim. O, pažiūrėkit, koks kanalas. Koks kanalas. Va, jūra ranka pasiekiama. Jo. Žodžiu, nusprendėm biškį sustoti, nes tai sena dar tenais apie kilometrą, sakė toks dėduks. Tai pasimsim kavytės, po kokią spurgytę, biškį pasėdėsim, palauksim, pauškandžiausim ir lėksim toliau. A ne? Na. Mes kaip visos žmonės paprasti, dešrelės, agurkėliai, mišrainytė. Čia va jau draugiuką turim, kuris dešros nori. Toks gudruolis, batono neėję, tik tais dešrelės. Ir nesitrauk nei per žingsnį.
Jo, a skanu buvo. Skanu. Man palikit. Jūs čia nesuvalgykit viską. Aidai, jeigu motociklas dabar netrauks, tai čia ne dėl manęs. Savo pilvą pasižiūrėk. Kur? Dar laisva yra. Diržą dar reikia. Kelnis kad. Dar gali traukti. Kai atvažiavom su vaizdu, va, einam pasižiūrėti, kas čia įdomus. Tai va šone da švyturys yra ir pėsčiųjų takas. Tokia įdomi vieta. Kvapas tai toks nuo dumblo toks sklinda, nelabai toks jau jūriškas kvapelis. Bet šiaip labai faina. Jo. Nu, vanduo tai va toks mūrai vien. Tu būsi kaip gelbėtojais. Ne, tai sakau, siūva gelbėjimas tuos lemenis. Lyka medžiagos triuseks pasiūva, nu, negi išmes gerą daiktą. Aišku. Bet tas atryškas, jeigu gelbės matęs vidury jūros. Kartą, tik svarb subė nebūtų viršūnė. Tai va. Nu ko tu? Kaip paplūdimys, visai kits reikalas. Ir smarvės nėra, ir žolių nesimato. Čia fainiai. Nu drąsuoliai, eikit. Šiaip tai nieks nebesimauda. Sėkmės. Tai jau galit nerti, giliau nebus. Tai mes jau pusiaukelį iki Švedijos gyvename. A gal neatsimaudo? Vaidas išdrįso. Gerai, prat, kad gerai. Čia Vaido šalmas biški krūvins. Musės valgo musės. Biški išsitaškė kažkoks vabaliuks. Nu va, viskas. Dabar tiesiai į Kolką. Be sustojimų. Nebent kažką gražaus užmatysim, ne? Taip? Taip. O, pavyzdžiui, tokia pat gražią vietą kaip čia. Tu vietą čia pas man prizimėtas pakrantę. Žinau. Nes važiuosim dabar pakrantę, va taip ir važiuosim. Nu, kažkur esam. Kažkur. Kažkur esam. Pasiekėm Kolką. Vėliau. Reikia dabar tik tais ragos tą susirasti. Tai va, atvažiavom į Kolkos ragą. Į ragą. Aikštelė čia. Kainuoja parkingas 1 valanda, 1 euras. Tai va, einam ieškoti to pačio rago. Aš įsivaizdavau, kad bus ilgas toks kišulys. O čia ką žinau, čia net nesuprastų, atvarė. Ne, bet va tas trikampėlis, va tokia dydžia tai. Tai va čia va yra tas garsusis Kolkos ragas, prie kurio susilieja čia va Baltijos jūra, o čia Rygos įlanka. Čia Kolkos ragiuks, čia net ataugėlė, net neraga. Nu tai va čia va spėju tą vietą, nes iš čia va bangos eini tą pusę, o iš ten eini į tą pusę.
Nieko, čia Rimtai? gilis iki kelio. Nu, tai Jo. nesuprantu, Nu ką, pamatėm. Viskas galima atgal varyti. kiek kilometrų varyti. Rikenai galvas ant kuolų, bet šiame šalmas. Nu ir kažkaip požiūrį atrodo. Ja? Nu, čia sugalvoju. Nu, tai kaip jums kolikos ragas? Matai, jis geriausiai matosi iš drono. Šiaip droną reikia atsivežti. Tokia, sakyčiau, labiau Aš norėjau, bet- simbolinė vieta. Bet matos, kai žiūri nuo jo, Jo. matos tiesiog abidvi pakrantės. Matos mažos tos bangos kaip susilėjai. Tai šiaip įdomu. Viskas, grįžtam, biški pabuvom. Vėjas didžiulis. Va, iš karto užuovė. O čia va tie akmenai, kur dabar buvo, matai. Pagal audrą. Nu, Bet žiūri, sumažės, išplauts. Ne, tai- Išplauts, aišku. Taigi ten, bet ten bristam ir būtų iki. Na, bet vis tiek jau viskas po vandeniu. Tai ką, šiandienos tikslas pasiektas. Viskas, varom link namų. Dabar važiuosim link Irbenės. Ten turim dar vieną objektą numatę, bet jis jau greičiausiai nedirbs, tai tiesiog per tvorą pasižiūrėsim. Nu ką, lukštenkitės, varom. užtenamis. Dar Renat sugalvos, ką nors apsirengti. Dar švarkelį turi, tai va, jau, bet čia bus vakarui. Nu va, mūsų paskutinis šiandienos objektas - radio astronomijos stotis. Didžiulis varadaras stovi. Kažkas buvo eilinis. Bet jis, man atrodo, veikia. Jo, sveiki. Ai, veikiantis tas dalykas, ane? Nes yra, tai Google įeini, tai pultas nuotraukas ir video rodo. Geras. Svartas. Turi iš anksto užsisakyti ekskursijas, mes kai visad laiko savo neplanuojam. Tai taip ir gauna. Išskaidytų į atomus ir išsiųstų į kosmosą. Marsą. Galės pirmą gyventą. Nėra ryšio, nėra interneto, prie tokio Reikia radarą. prie antenos prisijungti. Žiūrėjau, ufonautas koks skambina. Ne, juokais tai pro kur Čia man provesti. mums saldos reikia, ne? Saldus, kuldiga tam. Kuldiga, saldus. Nu ir kaip čia tie apleisti pastatėliai. Šiurpiai atrodo. Kažkas gyvena čia. Ne, bet čia gal nepabaigta, tiesiog statyti. Nesuprasi. Važiuojam Ventspiliu. Prasideda grožiai Ventspilio. Va. Ar tik nepasiklydom? Pilam kurą kuldigoj. Tokioj nelabai aiškiai degaliniai. Neveikia gal, bet sukas. Euras 56 litro kaina. Manau, kaina panaši kaip Lietuvai. Mano vakarienė. Paskutinį, sakai, nenori.
taip sakant, baigiam savo kelionę, bet vakaras dar nesibaigė. Girdi? Ventos miesto šventė. Karaliai koncertuoja, šventė vyksta, nieks nepyksta, viskas labai fainiai šiandien. Visur sudalyvavom, ne? Jo, tikrai. Visur pabuvom, pakeliavom, pasivažinėjom ir dar šventėj sudalyvavom. Dar liko 8 kilometrai, kiek ten, ne? Jo, dar įgrįžti. Nu ką, rytas. Bandysim nuo lietaus pabėgti. Turėtų už gero pusvalandžio užeiti. Tai va, bandysim namo lėkti. Nu, mes tradiciškai kavytės. Žodžiu, šiandien susiruošiau turbūt greičiausiai gyvenime į kelionę. Per kokias 6 minutės nuo atsikėlimo. Nei kavos neatsigėrėm, tai va dabar Šiauliuose sustojom. Greit kavytės, nes prieky jau toks debesėlis ateina. Mes iš motociklininkų, kurie lietaus vengiam, mes nepasiruošėm. Jo, mes nenorim sušlapti. Ne tiek dar išpratėjom. Yes, grįžome namo. Lietučio išvengiam. Ateina tas debesis visgi įsvėjas mum. Bet pasisekė. Per savaitgalį nuvažiavome 918 km. Gerai buvo.